Sveiki, ogi šiandien mes pasimokysime, kaip reikia naudotis Internet Exploreriu. Labai greitai užkrauna. Kas yra biškai keista. Taigi galiu paaiškinti, kad Explorerį sukūrė Microsoftas. Taip, Microsoftas. Ir čia nesvarbu. Čia prašo gauti Chromą, tipo geresnė. Kitas video galbūt toks ir bus, kaip reikia atsinaujinti Chromą. Čia matote, yra labai keisti dalykai. Tai yra 2 namukai. Nesuprantu. 2 namukai. Čia printeris. O kaipgi reikia pasidaryti, kad pavyzdžiui jūs paspaudžiate namuką ir jums pas mane pasidaro, kad Google'as atsiranda. Pavyzdžiui, galime, einame Internet Options. Čia galime pasikeisti. Man namukas, homepage'as mūsų. Ir čia kaip ir jo, čia galima pasidaryti. O pavyzdžiui, aš padarysiu bing.com. Ir va dabar mums atsiras bingas. O pavyzdžiui, nueinam, iš karto bingas. Mūsų bingas. Čia MSN'as kažkoksai, bet MSN'as man nelabai patinka vien dėl tokios paprastos keistos, čia man 10 siūlo atsinaujinti, bet aš jokių 10 nenoriu. Aš jau prisibandęs su tais 10 jau pakankamai. Tai jau tikrai prisibandęs. O vat MSN'as man nepatinka vien dėl to jau bingas ir tai labiau patinka. O pavyzdžiui, vedu Google ir va iš karto man į bingą permeta. Va dėl to man tas ir nelabai yra patinkama. Ir aš vis dėlto nusistatau į Google. Ir va, aš jau nusistačiau, Apple tik tai reikia spausti ir mes spaudžiame namuką. Viskas. Mes jau turime. Čia galime tas Exploreris nėra jau tokia bloga jau. Tik kad aš ir taip jį naudoju. Keista gan. Tik kad vis tiek jis paprašo naudot. Taip ir tai va toks ir trumpas video ir